žmogus, apdovanotas 5 pojūčiais, kuriais suvokia pasaulį. Todėl jei norime būti sveiki ir laimingi, būkime dėmesingi tam, į ką žiūrime, ką valgome, ko klausomės, ką liečiame. Matomi gražūs vaizdai sukelia teigiamas emocijas, žmogus tampa švelnesnis savo ir aplinkiniams. Dauginkite grožio, pasigėrėjimo ir saugumo emocijas, o ne bjaurus ir baimę, kurias skleidžia masinis informacinės priemonės. Pasidžiaukime kaimyno ar draugo sėkmė, laimė, pavydo arba trūkumo emocija ėda žmogų, trukdo jam normaliai ramiai gyventi. Pavydas gimsta iš nemeilės sau, visavertiškumo kompleksų. Pavyduoliai dažnai serga, dalinkimės maloniais išgyvenimais, grožio akimirkomis patys, net jei nesame apdovanoti ryškiais asmeniniais gabumais. Pieškime, spalvinkime, tapykime, rašykite dienoraštį. Tikrai į naudą bus ilsėtis prie jūros, vaikščioti pajūriu, rinkti akmenėlius, pajusti gydantį motinos gamtos prisilietimą. Nepraleiskite progos stebėti saulę, ją pasveikinti, pasimelsti savais žodžiais ir paprašyti, kad besileidžiančios saulės spinduliai sudegintų ligą, išgarintų blogas emocijas ir nusineštų nereikalingą balastą saulį tekant. Paprašykite, kad jos spinduliai nušviestų jūsų kelią vaiskią pozityvią šviesą. Tai daugelį amžių elgėsi mūsų promotės senelė, saulės ritualų tradicija tebėra gyva mūsų genų atmintyje. Leškokite grožį visur, skaitykite poeziją, geriau neįtin dramatiška, kad ji nesustiprintų liūdesio, juokitės, išskaitytų humoreskų ir linksmų anekdotų, visiems praverstų tapti pastabesnės, medituoti gamtoje, stebėti vasaros žydėjimą, džiaugtis pievų gėlėmis, jų subtilių grožių, juolab, kad gamtos reiškiniai, saulės vonios, lietus, ledas taip pat turi maginių savybių. Galite išeiti į lietų, ypač jei tai šiltas vasaros lietutis, ir stovėdami po dangaus dušų paprašyti, kad jis nuplautų, nuskalautų visą slogumą, kad visos neigiamos mintys susigertų į žemę, lygos prašaptų, kad lietus jūs išpraustų kaip kūdikius, jei baiminatės, kad lietus užterštas. Išsimaudykite po dušų vonios kambaryje, įsivaizduodami iš dušo su vandeniu trykštančią šviesą, kuri nuplauna nuo kūno nešvarę energiją. Kaitindamiesi saulė, irgi prašykite saulės, kad jį iškaitintų blogas emocijas, pyktį, o nerimą paverstų ramybę, kad toji kaitra išdegintų jūsų senas nuoskaudas, kad jos išgaruotų. Vaikščiodami po mišką gerėkitės medžiais, visai sybei įkvėpkite gryną miško orą, būkite taikoje su savimi, priimkite save tokį, koks esate, nekritikuokite, atleiskite savo būtas ir nebūtas kaltes, atsikratykite primestos gėdos jausmo ir girkite save, atminkite, kad nesėkmės ar klaidos tai yra tik pamokos, mylėkite save, ypač jeigu vaikystėje tėvai ar mokytojai jūs nuolat kritikavo. Jei laikote save auka ar ne visaverčiu, įpraskite nuolat save pagirti už kiekvieną gerą poelgį. Jūs esate unikalus dieviškas kūrinys, jūsų sielos dvasia tobulas. Stebėkite vaikus, kaip jie dūksta, žaidžia, džiaugiasi, jų pyktis ilgai netrunka. Jie dar neišmokė nešiotis pyktį ilgai, nemoka kerštauti.